Tęsiame sekmadienio rytą. Pakalbėkim apie sveikatą. Žmonės naudoja daug įvairiausių maisto papildų ar cheminių preparatų, bet retas, kuris susimąsto, kad visas reikalingiausias medžiagas gali gauti iš natūralių produktų. Ir šį rytą labai džiaugiuosi galėdama pakalbinti Druskininkų Rasos komercijos direktorių poną Šarūną. Labas rytas. Labas rytas. Noriu jūsų paklausti, ar lengvai žmogus įsisavina visus elementus, mineralus, būtent jeigu kalbėtume apie natūralų vandenį? Dalies mokslininkų teigimu, būtent iš vandens mineralinės medžiagos yra pasisavinamos lengviausiai. Kitos gaunamos iš maisto ir cheminių preparatų. Žmonės, prisižiūrėdami savo mitybą, reguliariai naudodami natūralų mineralinį vandenį, gali pilnai patenkinti organizmo natūralių mineralinių medžiagų ir elementų poreikį. O kuris rasa vanduo turi daugiausiai tų mineralinių medžiagų? Rasa High Minerals yra daugiausiai turintis natūraliai ištirpusių mineralinių medžiagų iš visų rasa produktų. Jų koncentracija yra net 6650 mg litre. Dėl ypatingai didelio mineralinių medžiagų kiekio šio vandens skonis yra ypatingai stiprus ir išraiškingas, geriant net juntamas lengvas kartumas. Šis vanduo gali papildyti žmogaus organizmą mineralinėmis medžiagomis per ypatingai trumpą laiką. Jis taip pat gali pagelbėti gerinant virškinimą, lengvinant pagirių simptomus, mažinant mėšlungio riziką. Taip pat turi didelės įtakos stiprinant kaulus ir dantis. Oho, kiek tikrai svarbių dalykų paminėjote, ko mums taip trūksta dažnai. Ar visi prekyboje esantis daug mineralų turintys mineraliniai vandenys yra vienodai naudingi? Prekyboje esančių aukštos mineralizacijos produktų mineralinių medžiagų sudėtis yra labai skirtinga. Dalis jų deklaruoja turintis daugiausia naudingų mineralų, nors vyraujantis elementai yra natris ir chloras, kas sudaro druską. Vartotojai turėtų įdėmiai skaityti informaciją etiketėse, kurių mineralinių medžiagų mineralinis vanduo turi daugiausiai. Rasa High Minerals turi daugiausiai magnio ir kalcio. Jis yra daugiausia magnio ir kalcio turintis lietuviškas natūralus mineralinis vanduo. Natrio ir chloro turi druskos iki 2 kartų mažiau, lyginant su kitais rinkos žaidėjais. Dėl ypatingai didelio mineralinių medžiagų kiekio ir santykinai mažai druskos, šio vandens skonis yra išskirtinis. Jis yra nesurus, o šiek tiek karstelės. Kartumas yra labai naudingas žmogaus organizmui. Jo natūraliai galima rasti gamtoje, netgi vaisiuose, kaip pavyzdžiui greipfrukte. Didžiuojate savo produktais? Taip labai. Ačiū Jums už pokalbį, būkime visi sveiki.